Mhm. Nu va, ir. Mhm. Matosi? Taip. Aš jau širnelę paspaudžiu. Jau tu spėjai, palauk, aš irgi einu žiūrėti. Mhm. Nu Pasidalinsim va. pas save. Aha. Ta pati ir aš darysiu. Ai, aš negaliu į savo grupę ir galiu. Galiu. Gali. Nuorodą tiesiog Aha, nukopijuok ir dėk. aha, taip ir padariau. Kaip fainai. Nu, Bet čia jeigu po grupės pasidalinsim, tai tuoj pradėsim. Tarp čia mes mergaičių. pradėjome linksmintis. Ai, bus gerai, aš jau jaučiu, aš labai laukiu iš tikrųjų susitikimą su tavim. Nu va, Tai smagu. taip ir su jauduliuku, ir nekantraudama, ką tu čia man papasakosi, mum papasakosi. Tai va, Pašnekėsim. aha, pakalbėsim. Man atrodo, kad mes labai paprastai, natūraliai ir kaip sakėjau, organiškai viskas tas mums gausis. Mes atsipalaiduojam ir pašnekam draugiškai, ar ne? Taip. Iš širdies į širdį, ne? Jo, Moterims. iš širdies į širdį. Ah, tėva Sonata, prisistatyk čia mum, kas tu esi, iš kur esi, kaip atsidūrei savo veikloj ir apie ką. Ką aš. Jo, tas prisistatymas, taip galvoju, mes visų pirma esam žmonės, ne, kurie turi daug tų pareigų, ne pareigų, ne kaukių, o tų pavadinimų, ne, mama, žmona, moteris, veikloje savo, mentorė ir visko po truputį. Ir šioje veikloje atsidūriau iš noro padėti moterims, tokioms kaip aš. Kai praėjau pro savo, dalį išbandymų, nes tie išbandymai turbūt niekada nesibaigia. Kai išmokau savo padėti, norisi ir su kitom pasidalinti, kad nereikėtų gyventi tame jo nebuvime savim, kažkokioje savo susikurtoje kančioje, vidinėse kalėjimuose. Tai va, o aš prisistačiau turbūt, Vilma, ar ne? Ar dar Jo, kažko man, reikėjo? man tai labai patiko, žinok. Nes jo, nes labai daug, tik va tą žodį pamiršau, ne kaukių, vaidmenų daug turim. Taip, daug vaidmenų visokių mes turim prisidėjusios ir per tos vaidmenis, va dažniausiai mes save pametam moteris. Mes norim visiems būti geras ir pamirštam svarbiausią asmenį save. O per ką mes dažniausiai pamirštam? Per kokius vaidmenis, kaip galvoju? Aš asmeniškai labiausiai turbūt buvau save pamiršus per mamos vaidmenį. Po to turbūt sekė žmonos, tada dukros. Ir tada jau tie darbiniai reikalai. Mano taip, o tavo kaip? Pas mane, žinok, irgi tai buvo panašiai, galima sakyti, bet aš pamečiau save norėdama įtikti kitam žmogui ir patikti ir būti gera žmona. Va. Tai O po to žmonos. buvo, prieš vaikus gera žmona, nes aš labai mylėjau, įsimylėjau, aš ten jau vien mačiau ir viską tam žmogui. Ir kad tik jam lengviau būtų, kad tik jam geriau būtų, kad tik jam smagiau būtų. Vat ir su tuo laiku, kai aš įėjau į šitą, po to atėjo vaikai ir vėl taip toliau ir toliau ir toliau. Ir po to vieną dieną, žinai, galvoja, kur aš ir galų gale ko aš noriu ir kaip Jo. aš noriu. Tai aš Ir labiausiai kažkaip vaikuose save buvau išsidalinus, nes jie man būtų uždavę klausimą, kas svarbiausia žodžių žmonės gyvenime, man tai visada buvo pirmoje vietoje pas mane vaikai. O aš kažkur, nežinau kur, kažkur. Net jo, ir tada nebesupranti apie ką tu, kur tu. Mhm.
panašiai labai. Tai ką tau reiškia būti savimi? Kaip tu tai jauti, kada tu būni savimi? Žinai, Vilma, man toks va dabar jausmas užeina, kai tu būni savimi, nu, va, iš vidaus tiesiog nieko ypatingo nedarai, bet taip gera, lengva, tu, žinau, va, tiesiog pačiai su savimi gera ir tau nebesvarbu, kas to išorėje ten tave, galbūt ten ar trikdo, ar dar kažkas ten to išorėje vyksta ir tiesiog va, tas jausmas toks vidinis, ramybė, man turbūt ramybės labai daug duoda va, tas buvimas savimi, kada nebėra to proto chaoso, kada nebėra to tokio, nu, pas mane labai stiprus nerimas buvo, nu, dėl visko, tam tas toks perdėtas, nebėra to nerimo, to tokio pasiklydimo savyje, kai net nežinai, kas tu besi, ten iki tokio jau lygio jau buvau pasiekusi, kad nesupratau net apie ką aš esu. Tai man tas buvimas savimi, va, tokia ta vidinė, labai stipri ramybė yra, kuri man, nu, nežinau, labai daug duoda. Ir to pačiu duoda jėgų būti ir mama, ir žmona, ir veikloje, ir drauge, ir kuo tik nori tada tos vaidmenis, žinai, vaidinti, vaidinti, nevaidinti, tiesiog būti juose tose. Žinok, tai, ką tu kalbi, taip man iš tikrųjų taip artima, nes aš vakar irgi sėdėjau čia po obelim, saulė švieti, pavėsi ir galvoju, Jergo, kaip faina, ramybė, pagaliau ramybė ir ta pilnatvė, kuri užpildo tave ir taip tiesiog gera būti ir atrodo, jokių problemų nėra. Ir tu net nematai problemų, kad jos ir būtų, bet tu žiūri iš karto tokiu, bent jau man tokiu atsipalaidavusiu protu. Išsispręs. Nu, geras savyje tiesiog, nežinau net kaip apibūdinti tiksliau tą jausmą, tiesiog toks gerumas būti savyje, vat. Ramybė, gerumas, toks lengvumas. Jo, ir toks tikėjimas, kad, nu vis tiek viskas išsisprendžia, vat, tas toks. Nedėto fokuso į tos tokius sunkumus, kažkokius per tą lengvumą labiau. Man asmeniškai labai trūko to lengvumo. Aš viską taip per tą tokį sunkumą, tas toks priėmimas visko būdavo, kad, nu, dabar aš čia viską sutvarkysiu, žinai, ir leist va tą tokį lengvumą, tą tikėti tokiu, per tą jo lengvumą tokį. Kai žinai, kad vis tiek viskas bus gerai. Skamba, žinok, gerai, skamba tikrai lengvai iš tavęs tie žodžiai. Tai taip, nes taip ir jaučias, aš jau tą leidį savo, atpažįsti, jau leidį, nebeužsidedi tų visokių, jo, kaip mes kalbėjom, ką, reiškia tada nebūtų, ne, savimi. Tai visų pirma, tas toks didelis chaosas, nu, galvoje, ten, tų minčių, ten visokiausių, kurios į nieką neveda, kontrolė be proto didelė viduj, kai tu nori vis sukontroliuoti tos įvykius, ir tas ir išreikšta pagalba vyrui, kuri net nereikalinga, jam būna, dažniausiai jie net neprašo, bet vis tiek tu sumastai, kad čia už jį, žinai, į vaikus visą sukoncentruoji, ne tai, kad dėmesio, tokius net lūkesčius, kurie jam irgi nereikalingi, realiai, tu prikrauni kitiem to viso, iš to noro lyg gero, lyg išdalini save, kai nieks net neprašo, o savo ir nepasilieki ir eini, svarbiausia, kad iš to trūkumo tada. Ir tas buvimas tada savimi toks nekoks, nes tu ir pavargsti visom prasmėm, ir fiziškai, ir emociškai pavargsti, ir kontroliuojat nori viską, nesigauna tada dažniausiai taip, kaip tu nori, tada vėl visi nusivylimai, pykčiai, nerimai tokie, tai tas nebuvimas savim. Man tai jis taip reiškias. O tau kaip? Man nebuvimas savim reiškia, irgi, kad yra minčių chaosas ir iš tų minčių didelio chaoso tu išsirenki protų, Nu, širdies nebėra. Palangiausias, jo, širdies nebėra. Man tai logiškai taip turėtų būti, taip netinka, aš įsivaizduoju, susidarau planą. Tai čia to kontrolė vėlgi. Nu, kontrolė, teisingai, tai yra kontrolė, susidarau planą ir nedaug dieve, kas nors nepais pagal planą.
Nes jeigu nepais pagal planą, tai aš turiu dar turėti ekstra planą. Atsarginį planą, dar atsarginių planą. Jo, ir jeigu tie neveiks, tai aš turiu turėti dar tą lemenę skęstant. Žinai, ką daryti. Ir tai iš tikrųjų tai yra stresas ir tai yra įtampa. Nuolatinė tokia gaunasi jau įtampa. Ir Jo. poilsio to tokio net, nu, ne tai, kad išvažiuot, nepadėdavo tie išvažiavimai jau ten kažkur, nes tas mintise vis ten, kuri ten ko reikia ir ko nereikia ir ten net nesvarbu, kad ten ir ten gražios vietos ar tos atostogos ir tada jau niekas to džiaugsmo jau tokio jau ir nebesuteikia. Tada tas ir gaunasi, žinai, vat, ir kai moteris, vat, elementariai vat, rašo, kad vat, nemoka ilsėtis, pavargusios, tai viskas ir eina iš to, kad vat, nėra to vidinio, ne, tos vidinės, vat, tos, ne, nu kaip jėgos, jo, tas buvimas savimi kaip vidinė tokia jėga gaunas, pasitikėjimas ir savimi, ir aukščiau, iš aukščiau, visatą, nežinau, kas kaip ką vadina, nes visi skirtingai dabar vadina, šaltinių, dievų, visatą, kaip kam patinka. Jo kūrėjo, aukščiausias protas, bet galų gale vienas, vis tiek visi į vieną ir tą patį, tik skirtingais vardais, ne? Nu taip, nes vieniem kažkodėl būna, kad Dievas kaip kažkas baisaus, nu, kitiem tas nepatinka, tai pagal kiekvieno skonį, kaip jau patogiau vadinti. Kam primtiniau, kam arčiau širdies, ne? Nu jo, kad nestresuot, žinai, nes vis tiek tas yra, kad, nu, tas ryšys su savimi ir tuo pačiu su savo aukščiausiu aš, ne, nu, kaip kam patinka. Ir dabar, žinai, man labai knieti tavęs paklausti, kadangi nebuvimas savimi, kaip tu supratai, kad vat, aš nebūnu savimi, kaip tau tiesiog vat, tas klausimas kilo, kaip tu susigaudai, kažkas čia negerai, arba aš nesu savim, ar aš nesu savim, ar aš myliu save, ar nemyliu save, kur aš čia esu, nu, kodėl, nu, iš kur va, tas pirmas, tas wake up call, ar kaip vadinasi, tas žadinantis, tas toksai įvykis, arba žodis, arba situacija, arba kas, kad tu va taip, va, pum, pum, atsibudai, prasimerkim, palauk, kažkas čia negerai. Tai aš irgi ten vis ieškojau, vat, tas ieškojimo, ne, nu tai čia nėra 1 metų darbas, ten buvo prasidėję, ten vis kažko, vat, jausmas, kad kažkas ne taip, žinai. Kažkas ne taip, bet nes nebuvo to suvokimo, kas, tada prasidėjo po truputį tie nukasinėjimai, ieškojimai. Ir tiesiog toks jausmas atėjo vieną dieną, atsimenu taip, kad, o tu Dieve, o tai kas aš esu, žinai. Aš pati galvoju apie save ir tiesiog nesuvokiau, apie ką aš esu. Nes aš galvoju, nu taip, aš ten norėdavau, nu, būdavo įtikti mamai patikti, pagal, kad jai patiktų, ką aš veikiu, darau, po to tiesiog motinystėje vėl, kad tik dėl vaikų, santuokoj, darbai, kuriuo aš nenorėdavau ir man jie nepatikdavo. Ir galvoju, o tai ko aš noriu iš tikrųjų? Ir tą klausimą uždavus atsakymo jokio nėjo, aš nebesupratau, apie ką aš. Ir tada buvo labai baisu iš tikrųjų. Toks buvo didelis, nežinau, kaip šokas pačiai, kad, o Dieve, aš pragyvenau tiek metų ir aš nesuvokiu, apie ką aš, ko aš noriu, negaliu elementarius klausimus savo atsakyti. Ir, nu ką, buvo ašaros, kurios, nu, to kartu lyg ir, nu, kaip ir lengvino ir tada, vat, prasidėjo tas toks kaip ieškojimas, pagalbos, išmokimas priimti, tas toks ėjimas į tą, kad atrasti save ir vėl tas kelias, jisai, nu, man ištrūko, kol aš vėl nusiėmiau karūną ir supratau, kad vieną aš nebegaliu šitame visame reikale iki galo susivokti, kad tai ir ilgiau ir tas pasimetimas vis ateidavo, tai lyg supranti, lyg vėl grįžti, tas toks mėtymasis ir tas nusivylimas to pačiu vis labiau didėjo, kad, nu, atrodo, nu, tai kaip čia dabar gyveni ir net nesupranti, kas tu esi, tiek metų atrodo pragyvenus. Tai
kai jau atėjo tas toks suvokimas stipresnis, tas toks, tiesiog, kad, nu ne, aš taip nebegyvensiu, žinai, kad man taip jau nebetinka, nu tada ir prasidėjo tas kelias į tą jau, nu, šviesą tunelio gale, pavadinkim, atsirado ir pagalba, ir mokytojai, ir žmonės, ir su tuo, nu, greičiau ir tikslingiau pavyko išeiti į tą norimą atsakymą, tie, kas aš esu ir apie ką ir ką. Man labiausiai, vat, tas vat, buvimas savimi, nu, labai sunkiai sekėsi vat, realizacija, žinai. Kad atrodė, nu, kaip po 12 klasės, žinai, tokioj pačioj jūs būsenai, kad ką čia dabar, žinai, daryti, kokį čia egzaminą išlaikyti, kur čia dabar kokius dokumentus paduoti, ką čia dabar iš vis, nu, labas rytas, žinai, ką čia daryti, žinai. Ir bet jautės, kad labai stipriai noris tos, žinai, veiklos, realizacijos, nes, nu kaip, tai tada neturi to, piktas daraisi, tada atsigaudinėjai, nu toks, žinai, užburtas ratas, kai, nu, kaip iš kurio noris išeiti. Tai man labiausiai, sakau, va, tas kai suvokiau ir vis tik reikėjo nu, tos pagalbos tokios iš šono, kad lengviau iš to ir greičiau išeiti, efektyviau. Bet tu turėjai vis tiek tą vidinį norą Labai. priekį, kad būtų geriau, o nelikti toj pačioj būsinai stagnacijai ir aukos pozicijoje. Aš nesuvokiau, žinok, Vilma, kad aš esu aukos pozicijoje tada. Tada mano tokio suvokimo tikrai nebuvo, kad aš čia aukos, kad aš čia ir pati ir negerai savo darausi su tokiu mąstymu, bet va, tas labai didelis va, kažkoks tas vedimas, kad nu, man negerai ir aš žinau, kad taip neturi būti, žinai, va, tas toks vidinis žinojimas ir vis tiek tas siekis, ėjimas į tą, kad nu, va, rasti, ko aš, nu, tada kaip įsivaizdavau, ko aš ieškau, žinai. Nu, tikrai nenorėjau likti tame. Nes pas mane tokie kraštutinumai, kai jau apsisprendžiu, tai jau viskas, žinai. Kai dakaso, tai dakaso, ne? Jau viskas, tada tai jau viskas, tada man reikia eiti į tą, ką aš noriu nueiti. Tada jau, kai jau aš apsisprendžiu, kad taip taip viskas, tada taip nebegali jau. Žinai, man įdomi, tai tą tokią savybę aš irgi turiu, žinai, aš galiu va taip va būti toleruoti, žinai, va, nukentėti, pavadinkim mane, tokia vidinė, kad kentėti, nu, bet kai jau viskas, tada jau uždaryta, arba tada jau žemė, taip, žinai, kratos. Nes aš visada irgi galvau, kad būti savimi, tą meilę savo susitvarkyti, va tą gyvenimą, va tuos, man tai ypatingai santykiai, susitaikyti santykius, tai aš apversiu žemę aukštyn kojom 100 kartų, bet aš noriu susitvarkyti, kad ir kaip man ten, žinai, būtų. Tai va, kai nusprendi, tai va, viskas. Jo, tai tik vėliau man atėjo va, tas sprendimo gale, kad tai labai didelis, nu, tas toks postumis, kad tu jau tik po to man jau ta informacija atėjo, bet dabar kaip pagalvojat, gal mano visi tie pokyčiai tokie, kurie jau, nu, iš tikrųjų vyko, tai iš tikrųjų per tą, kai jau tikrai, va, buvo, kad nu viskas, nu ne, aš taip nebegyvensiu, žinai, nu ne. Tiesiog va, toks jau tas tvirtas, toks pasiryžimas, kad, nu, nebestovinėsiu iš to vietą ir vis tiek aš, nu, noriu kitaip. Toks stiprus labai. Ir tada tada viskas pradeda dėliotis, bet nu, čia iš tikrųjų 100%, kaip aš sakau, reikia nuspręsti. Nes jeigu tik biški nusprendi, kad čia noriu biški kažko, tai tik biški matyti ir gausi tą tokią kruopą. Jo, ir ta kruopa susimaišys su senom avižom ir tu jau neberasi tas kruopas, ne? Bet tikrai, aš tai vat, sakau, vat, ir kiek iš savęs, nes man tik po to vat, tokia informacija, vat, kad ten tas sprendimo gale, kad ten ketinimas, visą kitą, nes po to aš pastebėjau, kad kai jau tas tikras, tai ir vyksta. O jeigu tik čiučiut, tai nieko, tik nusivylimas dar didesnis. Nusivylimas kuo? Tai kuo tada krisdavai ir į tą aukos rolę.
nu tuomet ir kitus pakaltindavai, ir save, ir gyvenimą, ir Dievą, ir ką tik nori gali apkaltinti, ir ekonomiką, ir šeimą, ir ką tik Ką nori. lengviausia, ne? Čia jau nesunku atrasti. Kas pirmiausia po ranką arba kokia pirma mintis, tai ir... Ir vyras kentėdavo, nu tai, o Jėzu, nu tai kad čia sunku atrasti, ką apkaltinti. Šito tai tikrai nesunku. Pat apie save tai nepagalvoja, kad, nu, paskui ateidavo ir tokias mintis, kad čia gal čia aš kažką ne taip, bet tada nebuvo to tokio suvokimo, kad čia ne išorė, žinai, reikia ieškoti tų atpirkimo ožių. Nu, kad viskas nuo pačios priklauso ir viskas nuo pačios prasideda. Jo, ir žinai, kažkaip, kai skaitai va tas knygas, tai vienaip supranti, kai tu per savo praktiką, ar ne, savo patirtis praeini tai ir tu tą patį skaitydamas galvoji, nu kaip teisingai parašyta. Nu kaip teisingai parašyta, ar ne? Tau irgi buvo tokių atpažinimų. Jo, su tom knygom, nu taip, aš nesakau, reikia jas skaityti dėl to bendro, nu vis tiek tos fono bendro viską, bet kai tu esi tame pastrigęs, ne, tose savo emocijose ypatingai, ten, nu tu nesupranti taip, tu perskaitai tas knygas, dažniausiai kaip romaną, ten kažką pagalvoji, o gerai, čia gal būtų kažką padaryti ir dažniausiai nieko nepadarai. O va dabar, va, teisingai, va dabar, kai skaitai tas knygas, visai kitaip jas matai. Visai kitaip matai jo to žodžius, visai kitaip supranti ten tos knygas, kad neužtenktų perskaityti, kad reikia ir praktiškai tai taikyti. Ir visai kitaip viskas iš tikrųjų rodos. Bet iš kitos pusės, kai būni, nu, ar tai nusivylimė, ar ten tome pyktyje, ar dar kokioje toje emocijoje, nu, gal tu taip stipriai ir negali visko per tą prizmę priimti. Ir kartais gi net erzina, ne? Atsimenu, kažkokią ten irgi laivą klausiausi ir kad apie prisiėmimo atsakomybę, žinai, už save. Galvoju, kas čia dabar yra, kokia čia atsakomybė, ašgi čia labai atsakinga, žinai, aš čia prisiimu, tai kaip čia tas vyras, da ką aš čia vienas, žinai. Ir po to aš galvoju, Jėzau, taigi čia visai ne apie tai. Čia apie tą atsakomybę už save prisiimt, kad tu vat, pats savo gyvenimą, žinai, kuri. Tai dar žiūrint iš kokios tos emocijos tu pasižiūri, kaip tu tą žodžius ten interpretuoji. Ir nuo to labai priklauso, kiek tu sugebėsi pasiimti ir iš tų knygų, ir iš tų kitų žmonių patirčių. Kartais reikia tikrai, sakau, tą karūną nusimti ir pagalvoti, kad, nu taip, gal ne išoriai čia reikia ieškoti, o viduje pasižiūrėti, kas čia vyksta. Bet ar nėra sunku pasižiūrėti į save iš kitos pusės, negu ta, kuri kontroliuoja, kuri viską sugeba, kur tu aišku. Atsukti veidrodį ir pasakyti, oi, labas, čiagi aš. Aišku. Tai man atrodo, Vilma, čia ir yra tas sunkiausia, ar ne taip, tada tą visą ego turi pasidėti kišenę, pripažinti, kad ne visada teisingai elgeisi, kartais ir atsiprašyti reikia ir kas ten nebeveikia, išimt, padėti toliau ir įsidėti tai, kas reikalinga, žinai, prie ko pripratęs. Tai aš manau, kad čia kiekvienam nėra labai malonu. Vis tiek nori savo pačiam, žinai, gerų būti ir kad kiti kalti. Taip bus smagiau. Visada lengviau žiūrėti į kitą ir į kitą va taip baksnuoti. Jo, o kad ten tavo veidrodis, taigi negalvoji, nedaug dievė. Ne. Aš atsimenu, žinai, aš irgi žiūrėdavau, galvojau, tu mano veidrodis. Ką čia rodo? Nematau, aš tai viską kitaip matau. Jo, va tas irgi nenoras pripažinti ir dar galvoju, ne, aš neegoistiškas. Ne, aš tokia, žinai, pukuota šventutė ir visokia kitutė. Jisai kaltas, jeigu vyras, ar vadakas nors ten kaltas, darbdavys. Jo. Visi kalti. Va tas ir pripažinimas yra, man tai, žinai, kaip buvo, pripažinimas buvo taip sunkiausias. Pasižiūrėti yra pasižiūrėti, bet pripažinti, kad tu taip turi, tai reikia irgi drąsos. Jo,
tokias Nes tu galvoji, taip vertybės. gyveni gerai, taip tvarkingai, taip, taip, va čia, o va, yra tas, yra anas, yra negerai viduj. Ir pripažinti, kad, žinai, labas. Tau atrodo, kad tai gerai, va, taip, iš tikrųjų, bet vidus tai sako kažką kitą, kodėl tu savo meluoji. Ir Mhm. pripažinti, va, tą melą savo yra, skausminga. Taip, nes, iš Jo. tikrųjų, taip žiūrint, paprašiau tikrai kitus apkaltint, kad ten, rimtai, čia nesunku atrast, kas ten kaltas dar kažko, o kai tu jau, vat, kaip tas posakis, atsigręžti ne į save, į savo vidų, ir ten visko sutinki, visokiausio gėrio. Ir reikia visą tai pasižiūrėti, jeigu tu nori padaryti, pasikeisti, daryti pokyčius, žinai. Taip, ir tai nebūna skanu, Bet po to kaip gerai. po to labai gerai. Žinai. Jo, po to gerai, žinai, kaip aš pagalvoju, kas tas toks laikas, kai eina visą gyvenimo tėkmę, ar ne, kiek tu gyveni skirti savo transformacijai, savo pokyčiam, ne, savo gerbuvio sukūrimui, kas yra tas laikas, kurį tu skiri, kaip po to tau būna daug geriau visus kitus metus, visą kitą laiką, žinai. Tai tikrai apsimoka. Taip, ir tai nėra baigtinis procesas iš tikrųjų. Nuolatos mes čia. O aš taip, tu tokią mintį visada kažkaip nešiuosi. O tai kągi čia daugiau veikti šitoje žemėje, ne, jeigu netobulėti. Iš tikrųjų. Tai tas tobulėjimas, jisai, evoliucija, tai nesibaigianti. Nebent tu ją susistabdai. Tada ir Kai lieki. susistabdai, kaip. Evoliucija savo Aha. tobulėjimo, tai jeigu tu nenori matyti nieko, nenori išeiti iš savo komforto zonos, jeigu lieki vis ten pat, bijai pasirinkti, ne, kaip dažnai būna, noriu keisti darbą, ne, bet bijau. Tai iš tos baimės, jeigu lieki ten pat, tai nelabai tobulėjai ten ir lieki vis ten pat. Arba kad ir tose pačiose santykiuose, ne, kurie jau ten iš prisirišimo kažkokio stipraus, kur jau ten galbūt jau ir nebėra nieko. Ir daugiau tokių situacijų galime rasti. Kad ir mamos, jeigu ten savo visus ten norus, ne, viską, lūkesčius tik į vaikus sudeda, o savęs jau kaip ir nebemato kaip moters, tik tais kaip mama. Irgi sustoja tame. Tai daug tų tokių. Manau, net ir papildyt galėtum, kur sustojam. Ne viena tokia tikrai ta situacija gyvenime yra, kai tu pats susistabdai tą savo evoliuciją iš to norėjimo, to saugumo, kurio dažniausiai jau net nebėra. Toj tokio, žinai, iliuzija. Jo, laikytis to saugumo, to stabilumo ir taip toliau. Va čia tas yra, va tokia iššūkis, ne? Jo, nes komforto zonai augimas nevyksta. Reikia Bet ir viduj, bet ir mūsų viduj pačių, kad ir nekeičiant ten tų santykių, aplinkos, mes patys kaip augam, bręstam jau, ne? Augam, čia ne tam laikotarpiui žodis, bręstam, mes norime, nenorime, mes natūraliai keičiamės. Taip, nuolatos. Kaip ir keičiamas, bet jeigu pastringi tame, tai ar tas pokytis vyksta, jeigu tose savo blogose emocijose visokiose pasilieki kaltinimuose, aukos rolėje, tai koks tam pokytis tada? Supranti, aš taip suprantu, kad tai vyksta pokytis, bet pokytis ne į priekį. Tai regresas tada. Na, regresas, bet vis tiek, aš taip suprantu. Taip, iš blogai dar blogiau. Nestovėsi vienoje vietoje tu nestovėsi, arba čia, žinai, tavęs nebebus, tu būsi miręs, tai dar nestovi. Taip. Tai jo. Jo pasirinkimas, ar eiti į evoliuciją, ar į tą regresą. Ir kaip dabar man labai iš tikrųjų įdomi, kaip tu pradėjai keistis, ar ne, atsigrįžai į save, pradėjai keistis, kaip keitės tavo aplinka? Kaip tu pajutai tą aplinką besikeičiant? Nes mes daug girdim, kad aplinka keičiasi, aš keičiuosi ir aplinka keičiasi, ne?
Mm. Kaip tai pasireiškia, nu, pas tave? Tu kada nors pastebėjai taip iš Taip, stebėtojo akim iš šono, nu, kaip ta aplinka keičiasi? nu, daug žmonių dingo iš gyvenimo. Nu, Mm. kaip daug, tiesiog buvo, kas dingo iš gyvenimo. Tada pagerėjo santykis su vyru. Mm. Jo, su vaikais, aišku, keitės tas santykis, su savim tas santykis. O šiaip tai labiausiai va toks, kad pagerėjo tikrai su vyru santykis ir kad tų žmonių vieni nuėjo, kiti atėjo, žinai, va šitas labiausiai man pasistebėjo. O pas tave kaip? Ne, aš dar norėjau Ai, paklausti. paklausk. Jo, nes man dabar toks klausimas kilo. Mm, mm, ir kaip tu paleidai va tas tokius, pavyzdžiui, draugus ar ne prisirišimus prie draugų kitų, ar ne, Žinok, prie vietų, nes čia irgi reikia paleisti prisirišimą prie kažko. nu taip, Ir nesilaikyti, va, aš keičiuos, bet, žinai, aš stoviu dar, va, tą vieną koją tenai. Ir nenoriu išeiti, nes laikau, va, tuos žmonės. kažkas sunkiau buvo, kažką lengviau buvo, bet tiesiog toks atėjo suvokimas, kad, nu, ačiū, buvo malonu, buvo gerai, bet, nu, dabar jau yra taip, kaip yra, einam kiekvienas į skirtingą pusę. Jeigu dar bus lemta kažkada, nu, dar susijeisim. Tai kažkaip šitoj vietoj labai, nu, taip stipriai man nebuvo emociškai. Nu, keletą gal buvo sunkiau, bet kažkaip taip su tokiu pasitikėjimu, galbūt prieimimu, kad, nu, taip tiesiog turi būti. Labai stipriai taip kažkaip nebėgau iš paskos, nesistengiau nieko lipdyti, bet tas pokytis čia pas visus turbūt, kurie pradeda keistis, ta aplinka jinai vis tiek jinai keičiasi. Manau, kad čia ne vienas tą paliūdytų. Vieni išeina, kiti ateina, kiti pradingsta. Taip. Ir pas mane tai va irgi tas buvo toks pokytis. Kaip įvyko tie pokyčiai, tai aš irgi turėjau paleisti ir turėjau paleisti gana artimus žmonės. Tai ką aš dariau, aš tiesiog juos stengiausi kiek pati iš savęs galėjau, su meile paleisti, kad Taip. nekankinti. Taip. Nekankinti, kad nesikankintumėm, pavyzdžiui, su buvusiu partneriu, vyru, kad nekankinti, kad paleisti žmogų gyventi, nes mum abiem tai yra negerai. Vat iš to suvokimo, kad viskas keistųsi, žinai, ne iš pykčio, ne iš nuoskaudų, ne iš nemailės, bet tiesiog imti ir paleisti žmogų. Kaip save paleidžiu nuo to, taip ir tą žmogų paleidžiu. Nu taip, iš kitos pusės. Linkėdama gerą. Čia netoks, žinai, dalį kelio einam kartu, tu važiuoji toliau, aš einu kitų kelių, ar kaip čia galima įsivaizduoti, žinai, taip. Ir tiesiog kažkuriuo momentu nubūna, kad su kai kuriais žmonėmis nebepakeliui būna. Ir tai nei blogai, nei gerai. Tiesiog taip yra. Ir tą, nu taip, su meilė, iš tikrųjų, jeigu tu priemi tai su meilė, be pykčio, tai kažkaip, nu jo, ir tada gal ir nesunku. Nes tas suvokimas, kad su dėkingumu, kad ačiū buvo gerai, dabar bus dar geriau. Ir taip mintyse padėkoju už visus to, žinai, tas gražiausias akimirkas, geriausias, už viską, kaip prisiminti, taip išleidži. Mano atveju, taip pat išleidžiu. Tai Jo, va tie, svarbiausia pykčio nelaikyta, ne? Tiesiog jau. nes pyktis, nu, pykčiu, kaip žmogus pyksta, jis kitam nedaro nieko. Blogai, Sau blogai darai. Na, vat savo prisirišimą, vat savo nervų sistemą gadina, vat savo kasdienybę gadina. Taip. Vat, ir jeigu mes galvom, kad mes jau pykstam, čia kažkam jau yra negerai, nu ne. Ne, vat su pykčiu taip yra, nu ne. Tik savo graužė. Jo, tik savo graužiasi savo mintim, žinai, kuri tuos vat pagreičius. Jo, istorija. Ir tu emocionuoji ir tokią va realybę gauni. Kuo labiau emocionuoji, tuo labiau tau sunkiau iš to išeiti. Žiūrėk, ir tavo kasdienybė, ir kiti jau tokie jau nebesmagus pasidaro, ir tavo nuotaika, ir susikuria taip aplink save, kad po to
yra ką veikti, iš to išeiti, ne? Taip, o kai tu tiesiog paleidi, nu žiūrėk, tą vietą tuščia nebūna dažniausiai, ne? Vis tiek kažkas užsipildo, ateina kažkokie naujas pažintis, nauji žmonės ten. Nu, bent jau man, aš tą esu pastebėjęs, kad vis tiek kažkas ateina į tą vietą ir tas balansas, jisai vis tiek yra. Tai kaip fainai, kaip smagiai girdėti, kad pokyčiai jie visuomet yra į gerą, jeigu jie daro Taip, sąmoningai ir savęs klausantis, ne iš to trūkumo, ar taip, ne? svarbiausia jos suvokti tą, kad ne iš trūkumo eiti, ne iš kaltimų, ne iš baimių, ne iš aukos visokių pozicijų, o su meile ir džiaugsmu ir lengvumu. Jo, ir tada visai kitaip gyvenimas kuris. Taip, bet kad, nu, tam turbūt irgi reikia va to atsigręžimo į save ir to laiko, kad tu suprastum, kad jeigu tu eisi, va, kaip tu sakai, irgi paskui iš to pykčio, prisikursi dar tą aplinką blogesnę, tai, nu, tau tos naudos tai jokios neneš, nu, visiškai. Tai tiesiog sustot, kai tas pyktis, va, jeigu ima ir iš kitos pusės mokintis žiūrėti. Jo, Viskas. nes realiai, jeigu tu padarai kokį veiksmą, pokytį veiksme, ne, ir tu vidinį turi tą patį, tai tu realiai tų pokyčių nepadarai. Taip. Tu tiesiog esi tam pačiam ir toliau situacijos jos ateina kitais veidais, bet ateina tas pats. Nu, čia kai karma tada, ne? Jo, bet karma. Jo. Jo, man Vilma labai patiko, aš tada atsimenu, kažką sprendžiau, bet ką nebeatsimenu. Ir galvoju, meditacija, ir galvoju, nu, va dabar man atsakymas, kai ateitų. Įsijungiu Facebooką ir taip, turiu pokyčiai. Ir tavo tada Einšteino ta žodžia, jeigu tu darysi tą patį ir, žinai, beprotybė tikėti, žinai, pokyčio, ne, to naujo. Jo, galvoju, nu, ačiū. Na, žinok, šitą dalyką, žinok, Sonata, šitą dalyką aš beprotybę. Aš pabandžiau, žinok. Dėl to man taip pasirašė toj grupiai šitą beprotybę, jo. Nu, taip, bet tai Aš patikrinta pas mane. Pas visus realiai patikrinta, tik taip, tiek, kad mes nesugebam iš šono pasižiūrėti į tai, ką mes turim, ar ne? taip, kai tą patį vis darai ir nori, kad kažkokį kitą rezultatą turėti, jo, ir tada, nu jo, tada jau kaip iš to filmo Švilpiko dieną pradėti gyventi, viskas atsikartoja tas pats ir galvoju, nu kas čia, tada jo, tada ir karma, ir dar kas nors, tada jau viskas tada pasijungia vėl, kad pateisint, o tiesiog, vat, kitaip pasielg, kitaip mąstyt ir kitaip galim pasukti. Tai tu man pasakyk Nu, prieš pabaigą, ne? Kokius mažus žingsniukus galima daryti, kad pradėti būti savim, pradėti jaustis, arba žinai, va ta linkme, pradėti judėti, kad ir po truputį, gal ne tokius didelius, bet mažus. tai jo, vat visų pirma, vat ir mano labai klaida buvo, kad aš visada matydavau tik tą galutinį, žinai, rezultatą. Tai vat čia labai gerai iš karto pasakyk, kad po tokį va mažą tą žingsniuką, vat iš tikrųjų. Tai nuo pradžiai pradėti tiesiog elementariai stebėti, kad emocijas, jeigu kažkas ten pykdo, ar ten nervuoja, ar ten jauti, kad negauni atgal tiek, kiek atiduodi. Tai tiesiog po truputį stebėti savo tokį kaip įpročius turbūt, mažus tiesiog įpročius ir bandyti vat, po mažą dalelytę kitaip sureaguoti, nedaryti to, ko tavęs neprašo ten ir tas net nereikalinga, žinai, ir tą laiką geriau vat, pradėti skirti savo, kas tau miela, žinai, nes tas vat, nebuvimas savim ir pasireiškia dažniausiai, kad tu savo nieko nebeskiri. Nei laiko, nei ten 20 minučių net negali sau ras, žinai, ten paskaityti knygą, pabūt gamtoje, ar ten pasiklausyti, kas tau patinka, muzika, nesvarbu, bet ko. Tai vat po truputį, vat tą žingsnelį, vat pasižiūrėti, kas labiausiai erzina. Tai ten gali būti, kad daugiausiai ir atiduodi savo energijos, kur net nereikalinga.
ir geriau tą laiką po truputį pradėti skirti sau, po žingsniuką ir po to jau, kai tas tikras apsisprendimas ateis, tai bus daug didesni žingsniai. Tada jau bus tas, tai žinai, apšilimas, tu apšyli, pasijauti saugiai, ar ne, ir tau pradeda patikti ir matai, kad, nu, tai nėra jau taip ir sudėtinga. Ir tada gali tiesiog šokti truputį kitur, prašytis pagalbos, ar ne, kaip Jo, kad tau parodytų, kaip, kad tau padėtų, ar ne, kad tave sektų, kad, nes vis tiek, pavyzdžiui, tu matai daugiau negu tos moteris, kurios yra dabar tenai, kada tu buvai prieš kiek metų. Nes tu viską tą perėjai. Ir tu žinai, kas veikia, kas neveikia ir kaip yra, ne? taip, tos būsenos, net vat, moteris mes iš tikrųjų linkusios žiauriai save išdalinti. Reikia, nereikia, prašo, neprašo ir po to iš to tokio, nu, išsitaškymo tada ir gimsta va, ta tokia kančia didžiausia. Manęs nevertina, čia manęs nemato, dar kažką, o tai pati savęs nematai ir nevertini iš tikrųjų. Tai man Bet čia to, kad labai gerai pasakei. Mes labai išsitaškom. jo ir po Per to tas... dieną, po to nuvargusios rytai vėl keliamės ir vėl pradedam taškytis. Taip, tai va, tą žingsnelį pat savo to dėmesio pradėti, nu, po truputį bent, ras dienoj tą pusę valandos, valandą, tas kas miela, žinai. Nes vaikai, nu, jie yra ir viskas gerai, reikia įsirūpintis, bet ir savim reikia nepamiršti pasirūpinti. Mes pamirštam svarbiausią žmogų, pačią save. Ir tada iš trūkumo norim sukurti gausą ir nesigaunam. Nu, bent jau man tai buvo. Jo, čia tas pats irgi. Tas pats ir šitoj stovyklos pusėje. Jo. Jo. Jo, tai nebekurkime. Tai iš to tokio nusivylimą, tiesiog vat, duokim savo tas meilės ir kitiem turėsim tada daugiau ką duoti. Jo, teisingai. Ir tu turi savo grupę, ar ne, Sonata? Kaip jinai tenai vadinasi, ta tavo grupė? Toks paprastas pavadinimas. Sonata saviugda moteriams. Nežinau, galėsim įdėti, vat, rytoj dar turiu renginį, kurio pavadinimas 5 paprasti žingsniai, raktai, atrakinti pasitikėjimą savimi 6 valandą. Tai, nežinau, jeigu leisit, tiesiog galėsim įdėti nuorodą į grupę ir tokį mini skelbimą. Gerai, geru reikia dalintis. Jo, geru reikia dalintis. Jo, Nu, tai čia, žinai, viskas sueina į tą meilę savo ir pasitikėjimas ir buvimas, žinai, viskas tą patį. jo, jeigu nori pradėti spręsti gyvenimo tos klausimus, būti ar nebūti ir kaip būti, ane, vat atsigręžk į save, Ir pradėk pradėk save mylėti, pradėk būti savim ir pasitikėti savim, jo, ir tada vat nereikės su laiku jau užmiršę apie tą klausimą būti, nebūti, nu žinoma, ką būti, nes man jau dabar taip gerai būti ir gera. būti gera, labai gera. O, jo. Tikrai labai gera. Nu ką, Sonatėlė, ačiū tau, kad tu buvai, kaip man buvo faina, žinok, su tavim kalbėti. Ir man, ir mes pas mane dar susitiksim. Tu pati tik pakviesk mane, žinai, Aš tave jau pakvietus, jau pranešim. Palauk, čia aš tarp dienų pasimetus kitą savaitę, nu paskelbsim dar atskirai. Jo, paskelbsim. Kviečiam jau dabar prisijung, bus įdomu. Jo, sekit mūsų profilius, kad ten pamatytumėt ir gautumėt savo, ką nors realiai, nu tikrai, iš patirčių. Bent jau mintį, ne? Bent jau vieną mintį. Jo, ir tai jau yra labai gerai. Ir kad pusę minties jūs jau pradėtumėt susimastyti ir pradėtumėt ką nors daryti, tai jau yra labai daug, tai yra žingsnis į priekį. Tikrai taip. Tai yra labai gerai. Gerai, Sonatėlė. Ačiū tau. Ačiū visiems, čia mes tiek priplirkam. Ačiū, žiūriu, yra parašyta. Nu, tai gal po to atsakysim jau. Nu jo, po to atsakysim. Nes jau biškai užsikalbėjom. Jo, reikia dabar atsibučiuoti ir atsigarbiščiuoti. Bet tai ačiū visiems, kas skiriat laiko.
Ačiū. Dėkojam. Labai ačiū. Ačiū Sonata, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Buvo labai gera, buvo labai faina, gerų emocijų. Ir susitiksim kituose laivuose. Būtinai. Iki. Gerai, ate. Pačkis. Iki.